kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai yra viena dažniausių sveikatos problemų, ypač tarp vyrų. Lietuvoje net 2/3 profesinių ligų yra susijusi būtent su kaulų ir raumenų susirgymais. Dažniausiai pasitaiko nugaros, viršutinių ir apatinių galūnių skausmai, kurie gali būti susiję su darbo aplinka, fiziniu krūviu arba nesugebėjimu tinkamai paskirstyti krūvius savo organizmui. Ką reikėtų dažniausiai daryti? Kaulų raumenų sistemai atstatyti daugeliu atveju patariama naudoti papildus, tačiau kokius, Nebūtina nusipirkti kažką, kad ko nežinotum. Tai pirmiausia, tai turi būti gliukozamino, kolageno, chondroitino, magnio, kalcio, vitaminų D ir K2 vitaminų. Tačiau reikia nepamiršti, kad visas šitas rinkinys gali į jūsų sąnarius, į jūsų kaulas, į visai kaulų raumenų sistemai padėti tik tuo atveju, jeigu geriat pakankamą kiekį šarminio vandens, kuris nuneša jums į probleminės vietas, tuos reikalingus mineralus, maisto papildus ir visas kitas statybinės medžiagas, kad atkurti kaulų raumenų sistemą. Apie ką aš kalbėjau ankstesnėme vakar dienos video. Jeigu nori sužinoti daugiau, ką daryti, kaip daryti, iš kur gauti, ką vartoti, kad būtų viskas sisteminga, viskas naudinga ir kad per keletą mėnesių galėtum atstatyti savo sveikatą, parašyk man į Telegramą, nuorodą palieku kaip visą laiką ant savo video.